Leidimo. Valdantieji sako, kad balsuos tik žinodami jo įpėdinį. Prezidentas gerbė Seimą ir jam suteiktas teisės ir tokios pačios pagarbos tikisi prezidento institucijos atžvilgių. Prezidentas nepasiduos jokiam spaudimui ir pasinaudos jam įstatymui suteiktą teisę. Prezidento atstovai sako, kad Adamkus dar tęs pokalbį su galimais kandidatais ir savo sprendimą žada tik, kai Seimas pritars Pociaus atleidimui. Seimas Zaiginas dalykus pakėlė. Pakalbintų ją. Meda. Prezidentas susitiktų į finansų ministrus socialdemokratų Rimantu Šadžiumi. Tačiau kada apsispręs dėl jo kandidatūros, Adamkus neatskleidžia. Premjero Kirkilo siūlomas kandidatas tvirtina siekiantis subalansuoti vartojamųjų paskolų bumą. Europarlamentaras Vytautas Landsbergis vėl ligoninėje. Pranešama, kad neseniai operuotam politikui sutriko prieširdžių veikla. Tačiau esą tai nepavojinga ir dar šią savaitę Landsbergis bus išleistas namo. Pateikti pirmieji įtarimai dėl gaisro Mažeikių naftoje. Pareigūnų akiratyje atsidūrė amerikiečiai, bendrovės generalinis direktorius ir jo pavaduotojas. Įtariamiesiems skirta kardomųjų priemonė rašytinis pasižadėjimas neišvykti iš Lietuvos. Praneša Ričardas. Mažeikių naftos generaliniam direktoriui Polui Nelsonui Inglišui ir jo pavaduotojui Bartonui Lylakui pareikšti įtarimai dėl pareigų neatlikimo. Jie būtent kaip vadovai nesiėmė laiku visų priemonių, netliko reorganizavo remontų kapitalinių darbų. Įtarimas, jis yra gana ilgas. Turimais duomenimis, didelis gaisras Mažeikių naftoje kilo pratrūkus susidėvėjusiam, tačiau laiku nepakeistam mazuto giluminio perdirbimo vabzdžiui. Išsiliejo cheminė medžiaga, kuris sureagavo su oru ir sprogo. Pareigų nevykdymų įtariami Mažeikių naftos generalinis direktorius ir jo pavaduotojas parodymų dar nedavė. Polas Nelsonas Inglišas į apklausą Mažeikių policijoje kviečiamas rytoj. Jam ir pavaduotojai skirtos kardomosios priemonės. Kiek žinau, tai yra sąlygos išlėjimas neišvykti, bet mūsų žiniomis prokurorai nebuvo nei karto kandidatų išvykti kaip paprašė. Pareigūnai patvirtino, kad Mažeikių naftos gaisro byloje įtariamųjų gali būti ir daugiau. Kada byla bus baigta ir ar jie išvis pasieks teismą, neaišku. Spalį Mažeikių naftos nusiaubęs gaisras pridarė daugiau kaip 100 milijonų litų nuostolių. Atliekami 5 tyrimai nelaimės priežasčiai nustatyti. Vyriausybė jau pasiekė per gaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento pateiktas išvadas. Jų turinys neatskleidžiamas. Nereikėtų vertinti kaip paslapties, aš manau,